šiandien susirinkome susipažinti su Interreg Latvijos ir Lietuvos programos projektu Sugrąžinta istorija. Paskutinę kalendorinio pavasario dieną Rokiškio krašto muziejuje vyko tarptautinio projekto Sugrąžinta istorija pristatymas, kurio metu pristatytas virtualios realybės filmas bei mobilioji programėlė. Šiandien vyksta tokio didžiulio projekto Interreg programos Atkurta istorija pristatymas ir pristatysime tai, ką mes čia Rokiškyje padarėme šio projekto metu. Tai vienas iš tų tokių vedamųjų dalykų, tai tas VR filmas, kur yra pasakojama Sofijos Tiesakauskaitės ir imperatoriaus Aleksandro I istorija. Taip pat bus pristatyta programėlė, tai yra papildytos realybės programėlė, nes ką mes šiandieną matome aplink mus, Dvaro rūmų ansamblis, kompleksas, tai jo pradžia yra 19 amžiaus pradžia. Bet tai, ką mes matom, pavyzdžiui, rūmus, tai jie yra perstatyti 20 amžiaus pradžioje. Todėl mes norėjom parodyti tai, kas buvo čia 19 amžiuje, kokie buvo pastatai, kaip jie atrodė, nes pastatų buvo daug daugiau nei šiandien yra. Tai tos programėlės pagalba, tą programėlę tiesiog galėsime pamatyti išnykusius pastatus ar tiesiog savo išorę pakeitusius pastatus. Šių projekto produktų tikslas padėti Rokiškio gyventojams ir miesto svečiams susipažinti su Rokiškio dvaro istorija. Filmo metu išvystus vaizdus ir pastatus galima gyvai patyrinėti su papildytos realybės programėlės Sugrąžinta dvaro istorija pagalba. Rokišky šis projektas yra dar viena svetingumo galimybė. Tai du skaitmeniniai produktai, kurie pasitinka šiuolaikiniai gyventoje, kuris skuba, kuris nori istoriją mūsų pažinti greitai, kuris galbūt nori ją pažinti vakare, kai niekas jau nedirba. Taip ir šie mūsų du pasiūlymai. Informacinis raštingumas mūsų ir vyresniausios kartos jau yra stulbinamai geras. Jie naudojasi mobiliaisiais telefonais, o to ir tai reikia. O sėdėti krėsle mokame visi, visų amžiaus žmonės, visų metų žmonės. Ir užsidėti virtualius akinius padės mūsų specialistai. Manau, kad amžiaus ribų nėra. Galbūt vaikui truputėlį sunkiau be pagalbos bus tai padaryti, bet iš tiesų su pagalba gali tai pamatyti ir vaikai. Virtualios realybės filmas taip pat pritaikytas ir žmonėms su negalia. Jį gali žiūrėti silpnaregiai bei klausos problemų turintys žmonės, o tai jiems sudaro galimybę dar geriau susipažinti su Rokiškio kraštu ir jo istorija. Sofija ir imperatorius istoriją pasakoja apie Sofiją Tiesakauskaitę, mūsų grafų giminės atstovę, kuri buvo pirmoji moteris rašytoja lietuvė, rašiusi prancūziškai. Mes ją labai už tai didžiuojamės ir tai yra jos gyvenimo, kūrybos ir meilės istorija. Šie produktai yra tik dalis viso Sugrąžinta istorija projekto. Šio tarptautinio projekto tikslas sustiprinti prarasto ir pamiršto kultūros ir istorijos paveldo vaidmenį Latvijos regione Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje. Projektą bendrai finansuoja ES, o jis sudaro 7 partneriai, iš kurių net 4 yra Latvijoje. In our country, within the project, we have 4 partners, Aizkraukla, Jēkabpils, Bauska and Jelgava county. So each of the municipality has their own digital solutions. One is already ready, another one in the process. Šio Rokiškio dvare vykusio renginio vasaros sutiktuvės pas grafus metu taip pat vyko ir daugybė kitų pramogų bei edukacijų visai šeimai, kurių metu žmonės galėjo sužinoti dar daugiau apie Rokiškio kraštą ir jo istoriją.